Miela žiūrovė, šiandien bus ne tik edukacijos, bet bus ir cirko, ir humoro, ar humoro, kažko iš tos serijos. Tai yra pirmas raustas, kurį darysiu, ir raustas bus sveikatos temomis. Nelabai gal tokių kol kas yra lietuviškoj soc tinklų padangiai. Mintis, kodėl tą darau, nes pastaruoju metu labai daug įvairių sveikatos pseudo ekspertų pradeda lysti iš visų kampų ir užuot, kad žmonės dirbtų tiesioginį savo darbą, soc erdvėj dalyja patarimus ir dėja, kai kurie iš tų video net pasiekia tą viral stadiją, kur matos, kad tūkstančiai žmonių peržiūrėjo, nors ten kalbamos absoliučios nesąmonės, niekaip nepagrįstos mokslų, nors kartais ir teigiama, kad ten tyrimai tokie sako, bet čia bus, žodžiu, paleisiu tokį video, paklausysim, ką herojė tenais papasakos ir panalizuosim, kaip ten yra galbūt iš tikrųjų. Ir šitą video aš pamačiau istoriją pasidalinusi viena pažįstama trenerė, jinai yra buvusi mano mokymuose apie judėjimą ir man čia jau buvo truputėlį eroras stebėt, nes viena istorija jos fotkė, kaip jinai su bikiniu ir tikrai, gerai atrodanti trenerė. Antras story, tai šitas pasidalinimas šio video, kur, man totalus eroras, kaip žmonės sveikatos sektoriuje antiek nuglušėja ir nebetikrina informacijos. Tačiau ką bekalbėt apie paprastą žmogų, kuris su sveikata, sveikatos edukacija neturi tiek daug laiko įsigilinti, kiek turėtų šie žmonės. Bet ką čia daug žodžiaut, pasižiūrim video, ką herojė papasakos. Taigi, viena iš mano mėgstamiausių temų yra mėsa ir lašiniai. Nežinau, ar čia saugiklių neišmuša. Viena mėgstamiausių temų mėsa ir lašiniai. Aš tai bandau dabar įsivaizduoti, kad surikiuotume krūvą Lietuvos mėsininkų ir bandytume jų paklausinėti, kas yra tavo mėgstamiausia tema pokalbiams. Aš esu tikras, kad ne vienas iš jų nepasakytų mėsa. Nes žmonės kalba apie politiką, apie santykius, tada apie gamtą, apie keliones. Truputėlis fanatizmo jaučianais yra šiaip vien kokia antraštė iššaukianti, ar ne? Lašiniai ryte, organizmo detoksikacija, o ne nuodėmė. Aš paleidau tik kelias sekundės, bet man jau čia keletas erorų iš to vietoj įvyksta. Vien tas žodis detoksikacija, jis pastarųjų metu toks yra populiarus ir čia bandoma eiti ant to viral turinio, tiesiog bandant pagauti patiklų žmogų, bet iš esmės kaip yra su detoksikacija? Jinai vyksta kiekvieną akimirką, net ir dabar, ta prasme, tau beklausant. Tiesiog skirtingi organai atlieka detoksikaciją. Nėra tai kažkoks stebuklingas procesas, kur ten savaitę per metus, dabar ten valgysiu vien tik lapelius ar ten grikius ir viskas čia susitvarkys. Tai ne taip viskas vyksta. Detoksikacija jinai vyksta nuolatos. Ir čia labai svarbu yra visai kiti mechanizmai, kaip ten uždegimų kūne per daug neturėt, žarnyno mikrobiotos tvarkymas ir panašiai, bet tai yra nuolatinis procesas, o ne toks, kur tiesiog čia sugalvojau padetoksikuoti savaičiukę. Klausom toliau. Kadangi aš pradirbau virš 10 metų dietistį, puikiai išmanau apie angliavandenius, apie baltymus, apie riebalus, apie kaloringumą. Taigi galiu jums pasakyti, kad Tas įdomus momentas, kai žmogus pasako 10 metų pradirbau dietistę. Geriau turbūt būtų dirbti tiesioginį darbą, nepradirbt, nes gaila tiesiog tada tų klientų, pacientų. Bet galbūt čia kabinėjos prie žodžių, galbūt beauty prevention man irgi toks grožio išvengimas pavadinimas, galbūt čia irgi kabinėjos. Man atrodo, kažkaip čia netaip turėtų visas tas būti vardinta, bet tebūnė. Mesgi sakom ant neigiamos reikšmės žodžių, ten lėtinių ligų, pavyzdžiui, prevencija. Tai čia toks vos ne išvengiant grožio, ar ne? Ir vien tai, kad žmogus 10 metų kažkur praleido laiką, tiesiog prasidėjo ant kėdės, tai nereiškia, kad tas žmogus yra ekspertas. Galų gale, kada tai buvo? Vėlgi, tai mokslas nestovi vietoj, yra nauji dalykai. Kasdien atrandami ir čia svarbu tos update'us pasidaryti, nes tai, kas buvo ten prieš 10 ar kiek metų, tai visiškai nesvarbu. Aš savo karjeroje sutikau žmonių, kurie 25 metus tą patį darbą dirba, bet jie totaliai nusišneka ir paskutinį kartą prieš 25 metus kažką ir knygą buvo atsivertę. Tai, tarsi, vien tas skaičiaus faktas jis nieko neįrodo, kad žmogus čia dabar kompetitingai pakalbės. Aišku, kitas momentas, gali pastebėti, puikiai išmanau. Taip vėl dabar sustatyti, jeigu visą eilę ekspertų ir kad jie sakytų, kad vieną ar kitą temą labai puikiai išmano, tai retas, kuris taip pasakys. Tai ta prasme, tas užtikrintumas jisai be abejo parduoda ir čia ant šito momento ir bando žaisti. Paklausom toliau. Apie kaloringumą. Taigi galiu jums pasakyti, kad mėsa tai yra vienas iš pagrindinių maisto produktų.
galima ginčytis dėl mados, bet tik ne dėl biochemijos. Tik mėsa turi visas nepakeičiamas amino rūgštis. Sako, galima ginčytis dėl mados, ne dėl biochemijos, bet kad, ką tik buvo gan stipriai suklysta. Taip, mėsoje yra visos 9 nepakeičiamos amino rūgštys, bet yra ir kitų produktų, kur yra visos 9 nepakeičiamos amino rūgštys. Ta prasme, čia tiesiog fakto klaida yra pasakyta. Tai mes galim čia rištis prie gyvulinės kilmės produktų, bet tai tada ir žuvis, ir kiaušiniai čia tiks, bet galbūt net jinai tą ir žino. Bet vienas dalykas, ko neabejoju, kad nežino, kad pavyzdžiui, grikiuose, bolivinėje balandai, burnočio sėklose, čijos sėklose, kanapių sėklose, net sojoje yra visos 9 nepakeičiamos amino rūgštys. Tai tiesiog statomi pamatai, kur jie skystokai čia stovi, nes, tiesiog, biochemijos neišmanimas lygtais. Tas, kurio organizmas pats nepagamina. Tik mėsa turi hemogeležį, kuris lengviausiai pasisavinama. Ir tik gyvulinės kilmės baltymai palaiko imunitetą, hormonų, odos, fermentų gamybą. Žodžiu. Čia per nesąmonę. Tik gyvulinės kilmės baltymai palaiko imunitetą, odą, hormonus turim, ką čia vardino. Oh my god, ta prasme, kiek milijonai žmonių pasaulyje nevalgo mėsos, ar jie dėl to yra numirę? Aš valgau mėsą, nesupraskit neteisingai, bet ta prasme, puikiausiai žmonės egzistuoja, ta prasme, mes turim ir olimpinių čempionų, ir pasaulio rekordininkų nevalgančių mėsos, ir puikiausiai ir auginančių ir raumenys, ir jėgą, ir čia esmė daugiau yra apie maisto suderinimą, derinius ir išgavimą ir suvartojimą pakankamai baltymų ir susirenkant iš skirtingų šaltinių. Taip, galbūt tai yra sudėtingiau nei tiesiog su gyvulinės kilmės baltymų, bet prasme, kad tai taip išeina, kad tie žmonės neturi nei imuniteto, tai jiems ir hormonai grybauja, tai jie būtinai oda blogą ir turi ir panašiai. Aš iš savo praktikos pastebiu, kad dažniausiai atvirkščiai būna, kad pas ką yra perteklinis gyvulinės kilmės produktų suvartojimas, pas tą būna prastesnė situacija ir kraujo rodikliai ir daugybė kitų reikalų. Tai, įdomiai. Paklausom toliau, ką papasako. Mėsa tai yra evoliucijos pagrindas. Taškas. Bet taip. Aš net nežinau, kaip šitą pakomentuoti. Mėsa yra evoliucijos pagrindas. Man atrodo, evoliucija kažkaip kitaip dėliojasi. Tengi visa teorija, kad atsirado pirmosios bakterijos, ar ne? Tada ten viskas vystėsi, tiesiog atsirado žinduoliai, atsirado beždžionės, žmonės ir taip toliau, ar ne? Čia turbūt yra evoliucijos pagrindas. Mėsa evoliucijos pagrindas. Labai įdomus šitas šūkis, labai. Atsitiko, kad atėjo nauja mada. Vegetarizmas. Mano manymu, tai yra sekta. Arba tai yra tikslus propagavimas, kurio tikslas yra silpnas imunitetas. Apie tą mes kalbam. Visų pirma, tikslas - silpnas imunitetas. Vegetarizmas kaip mada. Oi, net ašarą nusibraukiau. Tarsi, čia keliasdešimt metų tokia mada ir pastaruoju metu gal kaip tik čia nėra labai stipriai to tokio trendo. Bet vien ką pasako žodžiai, kad tikslas yra silpnas imunitetas. Jūs parodykit man nors vieną žmogų, kuris pradeda vartoti tik vegetarinius produktus tam, kad turėtų silpnesnį imunitetą. Numeskit į mane akmenį, jeigu rasit taip pasakantį, rimtai. Bet kai tu esi suaugęs, tai nori valgyti, nori ne. Bet kai tėvai nusprendžia neduoti vaikams mėsos, tai mano manimu tai yra nusikaltimas. Todėl aš dalinai sutinku dėl to, kad tėvai ten neduoda mėsos vaikams ir kad ten gali būti pasiekmių su to. Bet vienas dalykas, tai yra jų pasirinkimas. Kitas dalykas, jeigu vis tik puikiai sudėliojami maisto deriniai ir yra tikrai tai temai skiriama labai daug dėmesio, tai nėra būtina. Dažnai mes turim puikių mokslinių tyrimų, kur yra įvertinta, kad tarkim, dvi grupės. Abi grupės suvartoja identiškai kalorijų ir baltymų irgi identiškai, tiesiog viena grupė vartoja gyvulinės kilmės baltymus pagrinde, kita grupė vartoja tik augalinės kilmės baltymus. Bet sakau, kaloražas ir baltymai tie patys, kokie yra rezultatai visų tų studijų, kurias teko matyti, ogi vienodi rezultatai. Ką tiesiog to noriu pasakyti, kad įmanomas kitas variantas. Aš nėra taip, kad aš jį skatinu, bet tarsi, nebūkim tie stručiai sukišę galvas į smėlį, kad tiek mano teorija yra teisingiausia. Tai čia daug kur girdisi jos nuomonė, bet ne taip, kaip realiai mokslinėje literatūroje atsispindi, arba bent, sakykime, to žinios, kas yra sakoma, tai yra, stipriai pasenę. Kad vaikų organizmas auga kaulai, auga oda,
Ir tam, kad augti, reikia statybinė medžiaga. O baltymai ir yra statybinė medžiaga. Ir jeigu mes neduosim vaikams mėsos, tai vaikas bus mažo ūgio, silpno imuniteto ir paskui turės daug visokių pasekmių. Taigi toliau, lašiniai arba riebalai. Riebalai ryte, aš jums pasakysiu, tai yra labai protingas, biochemiškas pasirinkimas. Kodėl? Aš dabar pagrįsiu ir argumentuosiu. Dauguma galvoja, kad virškinimas tai yra tiesiog toks procesas, suvirškini ir viskas. Ne, tai netoks jau paprastas procesas, todėl kad baltymai, angliavandeniai, riebalai virškinami skirtingai. Taigi, angliavandeniai pradeda skaidytis jau burnoje, o tik vėliau plonajame žarnyne. Baltymai pradeda skaidytis skrandyje, o riebalai skaidomi tik plonojame žarnyne, kai prisijungia tulžies ir lipazė iš kasos. Taigi, jeigu mes suvalgysim iš ryto, valgysim iš ryto lašinius su kiaušiniu, tai mes tiesiog ištuštinsim savo tulžies pūslę ir tuo pačiu užkirsim kelią akmenligei. Taigi, lašiniai tai yra organizmo detoksikacija. Lašiniai yra organizmo detoksikacija. Atsimenu kažkada, kai pradėjau labai stipriai gilintis į mitybos dalykus, tai labai buvo aiškus tas naratyvas, kad perteklinis sočiųjų riebalų suvartojimas yra negerai. Tada reikia pripažinti, kad pats dariau klaidų, pradėjau klausyti tokių ekspertų nuomonės, kurie irgi kalbėdavo taip įtikinamai ir sufalsifikuodavo duomenis. Ta prasme, arba ten būdavo, kad ten rodo kokį video, išmeta kokį straipsnį ir tas straipsnis ten jį skaitant ir tai, kas yra sakoma, visiškai skirtingi dalykai. Esmė ta, kad šiokį tokį laiko tarpą aš irgi buvau įtikėjęs, kad ten ir keto, ir carnivore, ir kiti panašūs sprendimai gali būti, gan palankų sveikatai. Bet pradėjus giliai studijuoti gyvensenos medicinos lauką ir pradėjus tyrinėti metaanalizės, tai yra tyrimus, kur yra, pavyzdžiui, paimama kažkokia viena tema, tarkim, keto dieta, ten prie skirtingų susirgymų. Ir kai atsidarai metaanalizės, kur yra šimtai tyrimų vienoje vietoje ir sureziumuojamas kažkokios išvados, koks yra bendras mokslinis susitarimas, tai labai aiškiai matosi, kad, pavyzdžiui, ta pati keto, jinai gali turėti savo naudų metabolinę prasme, bet tik labai trumpą laiką. Galimai neturėtų būti atmesta ten sergant policistinių kiaušidžių sindromu, epilepsiniais, neuro tam tikrais sutrikimais. Galimai, bet čia yra didelis klaustukas, nes trūksta ilgesnių tyrimų ir ant žmonių padarytų. Sudaręs video apie keto mitybę yra kanale, gali čia spustelti ir pasižiūrėti, neišsiplėsiu, bet esmė ta, kad sotieji riebalai tiesiog kuria, sakykime, milžinišką betvarkę organizme. Ir jie yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl mes turim tokius skaičius, kokius turim Lietuvoje. Jeigu pasižiūrėt, pavyzdžiui, į cheminę širdies ligos statistiką, jeigu mes žiūrėsime Europos Sąjungą, Lietuva yra pirmoje vietoje pagal cheminę širdies ligą, nuo antros vietos atsiplėšusi apie 1,5 karto. Visiškai nevaikiški čia skaičiai. Išeminė širdies liga yra numeris 1 priežastis mirtingumo pasaulyje. Tai yra kraujagyslių užsikimšimas. Dėl ko tai įvyksta, yra labai aiškus mechanizmai. Nors čia antiek nėra ko ginčytis, kai pradedi stebėti tikrą mokslą, o ne pavienius kažkokius tyrimus, kad sotieji riebalai, jie daro milžinišką poveikį būtent išeminiai širdies ligai, dislipidemijai ir uždegiminiams procesams kūne ir daugybė su to susijusių niuansų, tame tarpe ir mikrobiota, epigenetinę pažaidą, ląstelių pažaidą. Dažnai čia galima kalbėti ir kalbėti. Esmė ta, kad ko bus klausoma. Nes jeigu kalbam apie pagrįstas nuomonės, o ne kažkieno anekdotinės istorijas, kaip aš čia laikiaus keto ir man čia, oi, kaip viskas susitvarkė, o niekas nepadėjo, tai visada bus tų tokių žmonių. Esminė vieta, jeigu viešai yra komunikuojama
švietimo žinutės, tai kalbėt apie tai, kas tinka daugumai, arba labai aiškiai specifiškai nurodyti, kad va tai kategorijai žmonių tinkama šitas patarimas. Ką jinai pasakoja, tai neva turėtų tikti visiems, bet tai yra... Tarsi, jinai neprisims atsakomybės, kad va, žmogus dabar pradės kas rytą lašinius ir kiaušinius valgyti už 10 metų kris nuo širdies smūgio. Kas už tai atsakys? Nu, jinai tai tikrai ne. Aš bet kurią akimirką geriau rinksiuos tulžies akmenis turėti, negu mirt nuo širdies smūgio. Nežinau kaip jūs, bet, nu, man čia kosmosas, ką kalba. Taigi, lašiniai tai yra organizmo detoksikacija. Ne arbatos detoks, ne sultys, ne papildai. Taip neišvalys jūsų kepenis, kaip lašiniai. Jūs paskui galite praeiti detokso programą ir papildus gerti. Bet iš pradžių kiekvieną rytą atsikelkit, suvalgykit lašinį su kiaušiniu ir bus labai gerai. Bet aišku, nereikia ten daug valgyti, 10-20 gramų užtenka. O kas bijo pastorėti, tai žinokit, nuo riebalų nepastorėsit. Tai... Nuo riebalų nepastorėsi, sakai. Bet čia tokios senienos yra kalbamos. Čia buvo vienu metu labai tas gajus reikalas, kad čia va angliavandeniai, va čia va kas tau išaugins riebalus, kad ten žymiai lengviau konversija iš angliavandenių riebalus, kad nueitų. Bet čia iš tikrųjų yra tas jau kuris laikas įrodyti, kad nevelnio, kad iš riebalo į riebalą labiau ir nueis. Ypač kai mes kalbam apie sotųjį riebalą. Tiesiog kam organizmui čia bereikalingai apsikrauti tokiom konversijom. Aišku, čia yra dar ir kitų mechanizmų ten, kur su cukrum, tais paprastaisiais angliavandeniais, bet, prasme, taip subendrintai kalbėti, tai yra tiesiog netiesa. Vėlgi, dabar jeigu kasdien valgyt lašinius ir kiaušinius, jūs parodykit nors vienos šalies mokslininkų parengtas mitybos gairės, kur bus rekomenduojama šitus produktus vartoti kasdien. Viskas su saiku yra protingai, bet kasdieną, ta prasme, mes turim šimtus įrodymų, kad tai ves į daugybės lėtinių ligų ir kitų ligų vystymąsi kasdien. Žinokit, nuo riebalų nepastorėsit. Tai yra, galima greičiau pastorėti nuo angliavandenio. Aš kiekvieną dieną valgau mėsą, aš negaliu be mėsos. Dabar jau... Aš kiekvieną dieną valgau mėsą. Pasakykit, kad čia nėra šališka dabar nuomonė. Įdomus dalykas tas, kad žmogus kuo užsiima, tai čia reikėtų irgi turbūt patikrinti visus tos kredencialus, bet estetinė medicina. Na, tai tiesiog įvairios grožio procedūros, ar ne? Tai viskas būtų su to tvarko, jeigu žmogus ir dirbtų tiesioginį savo darbą. Bet dabar tokie patarimai ir labai šališki. Aš mėgstu, aš kasdieną. Mokslas sako, kad nevertėtų. Sakykime, va tas perteklinis mėsos suvartojimas ir ypač raudonos mėsos yra įrodyta, kad to pasekoje, kaip pavyzdys, žarnyne yra sintetinamas toks junginys kaip trimetilaminoksidas, kuris yra absoliutus kraujagyslių sienelių griovėjas. Tai aš nebejoju, kad pas ją turėtų būti ir cholesterolio rodikliai didžiuliai. Ir kas įdomu, kad jos TikToko paskyroje yra 2 video nufokantis nuo jos specialybinės temos ir pereinantis į mitybos temas. Antrasis yra apie cholesterolį, beje, kur jinai sako, kad pas mane yra per didelis, bet nieko tokio. Įdomių ten irgi komentarų mačiau, kad vienas žmogus parašęs, kad tu čia užkutė, aš su tokiais rodikliais dabar jau esu po širdies smūgio. Tai gal nustok čia užkėt. Čia aš cituoju, ne žodis į žodį, ne mano čia sugalvota, bet esmė ta, kad čia galima išvartyti kaip tik nori. Bet ar jums nemuša saugiklių tas faktas, vat būtent tas pats išeminės širdies ligos, kad mes esam atsiplėšę žiauriai nuo kitų? Ar tai nereiškia, kad mes visuotinai lietuviai kažką velniškai neteisingai darom? Ir vat šitie patarimai yra labai gajus, nes labai patogu, labai visiems, nieko keist nereikia, tai viskas susitvarkys. Kas įdomu dėl cholesterolio, kad esu jau padaręs video apie jo mechanizmus ir kaip ten viskas iš tikrųjų vyksta. Ir kad ten irgi pas ją yra keletas dalykų teisingai pasakoma ir šitame video yra keletas dalykų teisingai pasakoma, bet tas, kas neparanku, yra tiesiog patingėta pasiskaityti ir pasiskaityti normalią mokslinę literatūrą, tą galima tiesiog nutilėti, bet savo nuomonę galima iškelti aukščiau. Tai, pavyzdžiui, rusų propaganda veikia, ar nesat pastebėję? Bet kažkas truputėlį pagražinama, kažkas truputėlį numažinama ir va taip va ir kalbam. Dar užtikrintai kalbam, svarbiausia, nes kaip kitaip poveikį padarysi. Pradėjau valgyti lašinius su kiaušiniu kiekvieną rytą. Mano svoris, kai buvo 52 kg, taip ir yra. Tarp kitko, kaip aš pradedu valgyti po 6 ir, arba užkandžiauti, tada ir atsiranda
2-3 kg. O jeigu yra disciplina, jeigu tu neviršiji kaloringumą, Aš labai palaikau tą, ką sako disciplinos reikalas. Tai absoliučiai, jis yra bent jau pradinėme etape, kol vyksta tie asmenybės pokyčiai tam, kad iš tikrųjų pasikeistum kaip žmogus, kuris nori gyventi sveikiau. Tai disciplina bent pradinėme etape, kol susiformuos įpročiai, tikrai yra reikalinga. Nesigink. Dabar tas pasakymas. Sveriau PM2, pradėjau tos dalykus valgyti, sveriu PM2. Tai čia visiškai ne prie ko. Nes esmė tai yra vis tiek ir kaloražas, ir hormoniniai dalykai, ir žarnyno dalykai. Bet jeigu iš esmės tas kaloražas nepasikeitė, tai ir svoris jisai nepasikeitė. Tas pasakymas vėl ten po 6 nevalgau. Čia mes galim jau į kitas temas nulyst, kodėl galbūt verta po 6 nevalgyti, bet vėl, kad koks ten miego laikas, kiek laiko prieš miegą reikėtų nevalgyti ir panašiai. Bet čia susiplaka dalykai, kurie neturėtų susiplakti. Nes aš net savo tarpe turiu klientų, kurie valgo prieš pat miegą ir niekaip tas svoris neauga, nes vėl čia atsiremiam į tą patį tiesiog fizikinį dėsnį kaloražo. Taip, sakau, čia gali būti truputėlį kitos potėmės, ten hormonai, žarnynas ir panašiai, bet esmė tai išlieka grinai tokia. Tai tavo svoris neauga. Pas mane jau ateina tokia mintis, kad reikia sukurti paslaugą naują. Aš visą video laukiau kažko tokio. Kas bus parduodama? Tai jau reikia video gale kažkokią tai paslaugą sukurti. Nebūtų nieko blogai, ta prasme. Tegu juda ekonomika, tegu geros žinios skleidžiasi, tegu žmonės keičia savo gyvenimus į geresnius, tegu būna sveikesni. Reikia kai kada parduoti paslaugas ir viskas su tuo tvarkoj. Bet prasme, mes girdėjom šitiek įdomių dalykėlių šitam video, kad dabar ant galo paslauga. Gerai, paklausom, kokią paslaugą. Darinėti valgeliščius. 10 dienų meniu, bet kaip dabar daro, nors nesakysiu, aš dabar paslaptį išduosiu, kas nors padarys. Žodžiu, nesakysiu, kokių turiu idėjų, bet kažkada tai aš sukursiu. Žodžiu, mylėjai, laukite kitų video, nes tikrai jums parduos paslaugą. 10 dienų valgiaraščiai. Kiek yra tokių žmonių, istoriškai įsigijusių valgiaraščius ir nė velnio, nieko nepakeitusių. Nes nėra apie tai, tausme, 10 dienų valgiaraštį gali ChatGPT sukurti ir labai tikiu, kad gerokai geresnį negu šis žmogus. Vėlgi, aš neapeliuoju, kad aš viską žinau. Čia iš keletos minučių video negalima nulinčiuoti žmogaus tiesiog. Ir aš nenoriu pasakyti, kad pati jinai kaip specialistė ten savo srities kažkom yra bloga. Aš mačiau ten ir neblogų atsiliepimų, gal ten ir viskas gerai yra ten su ta estetinė medicina, tačiau gal nelyskim į savo temas. Tiesiog toks būtų paprastas palinkėjimas. Ir nedarykim paslaugų vien dėl to, kad užtikrintai pasimaiviau prieš kamerą, pašnekėjau dalykus 40 metų senumo ir dabar galiu parduoti paslaugą. Tiesiog. Tikiuosi buvo gera edukacija, tikiuosi buvo linksma. Nesu tikras, ar tęsiu tokiu formatu. Pabandžiau pirmą kartą. Man pačiam buvo smagu, nes tiesiog viename trumpame video tiek koncentruotų nesąmonių. Tiesiog nuostabu. Ką noriu paminėti pabaigai, tai kad ne mano paslaugą įsigytumėt, nors galit. Bet kad kiek įmanoma tikrintumėt informaciją, kas yra sakoma. Neklausykit to žmogaus, neklausykit manęs, pasitikrinkit, bet pasitikrinkit ne su kaimynu pasikalbėję, kai kada net ir ne su šeimos gydytoja ten 70-metė, jeigu ten varo savo dainą, bet pabandykit paieškoti bendro mokslinio sutarimo. Taip, tai yra imlu laikui, taip, tai yra sudėtingiau ir didžioji dalis to nedarysit, bet bent neskleiskit toliau informacijos, kol jinai nėra jūsų patikrinta kažkaip. Iš ties labai stipriai savo pagelbėtum, jeigu nors karts nuo laiko nueitum į kokią mokslinę bazę kaip PubMedas ir ten išsifiltruotum, pavyzdžiui, pastarųjų 5 metų metaanalizės, sisteminės apžvalgas, galbūt dvigubai aklus kontroliuojamų imčių tyrimus, galbūt verta užmesti akį ir į kohortinius tyrimus, bet bent jau, sakykim, kontroliuojamų imčių tyrimų metaanalizės. Tai galėtų būti tiesiog uždėjus varnelę, atitinkamai temą pasirenkam 5 metai, kad nebūtų tokių 40 metų senienų pasakojama ir pasitikrinam, kas yra kalbama apie tai bendroje tyrimų visumoje, o ne ant kažkokio pavienio tyrimo, kuris padarytas mėgintuvėlyje arba ten ne ant žmonių trumpą laiko tarpą ir yra aišku, kad nieks ten neaišku, nors pseudo ekspertai čia ir išputinėja burbulų. Tas nėra sudėtinga pasitikrinti iš ties. Bent jau tą tokį pirminį filtrą pasidaryti, kur bullshitas, o kur iš tikrųjų yra bendras sutarimas. Nes, sakau, kai kurie dalykai tokie kaip sočių riebalų ir ten mirtingumo
nuoširdumo, nuo širdies lygų. Čia iš tikrųjų net nebėra ką diskutuoti šitų klausimų. Čia jau antiek yra ištyrinėta. Gerai, visada galbūt bus erdvės ten diskusijai kažkokiai, bet jinai turi būti protinga, o ne emocijų vedama ir savo nuomonės ir kažkieno anekdotinių pasisakymų. Tiesiog linkiu tikrinti, o jeigu toks video patiko, tai būtinai duok žinot apie tai komentare. Būtų smagu žinot ar tęst, labai padėtum tokiam turiniui skleistis, jei palaikintum, pasidalintum su draugu, o jei įdomu ir plačiau pasikalbėt, tai visada aprašyme gali rasti nuorodą, kur galim tą padaryti. Labai ačiū, kad klausėsi ir iki kitų kartų.